Labas, esu Kristina, dalinuosi trumpais patarimais apie grožį ir sveikatą. Ir šį kartą, kadangi jau yra rugsėjais ir vaikučiai pradeda eiti darželius ir mokyklas, tai ką tau noriu iš karto priminti, kad jeigu tu nori, kad tavo šeima išliktų sveika, tai reikia pasirūpinti organizmo stiprumu anksčiau truputėlį, negu jau tuo metu, kaip rugsėjo dažniausiai būna apie 15 dieną, tuo metu jau pasireiškia dažnai kažkokie peršalimai, jau būna pirmieji, kurie susirga, nes jau labai didelis bakterijų, virusų atkeliavęs rautas į mokyklas, darželius ir taip toliau, jau patenka kvėpavimo takus. Kodėl? Nes žmonės keliauja, jie parsiveža šiaip jau skirtingus iš tikrųjų visokiausius virusus ir tų, kurių organizmas stipresnis, tai gal ne taip greitai, kuris silpnesnis, tai iš karto pasigauna. Tai kaip stiprinam mūsų šeimą, pavyzdžiui, kaip stiprinam organizmą, tai aišku, visą, žiūrim, kad būtų vitaminas C, tada stengiamės būti grinam ore ir saulėje daugiau, dėl to, kad saulė tai mums duoda vitaminą D, kuris yra toks irgi kaip lipalas kitų vitaminų. Ir taip pat, aišku, mes dar žiūrim mitybą, kaip visą laiką žinoma, skysčių gėrimas. Kodėl skysčių gėrimas yra svarbu? Dėl to, kad su šlapimu iš tikrųjų net yra toks dalykas, kad galima virusą pašalinti, jeigu yra pirminė tokia stadija, pradžia ir išgeriamas didelis kiekis arbatos, tai tiesiog gali būti, kad tu virusą pašalini, o jeigu šiaip aplamai tu turi įprotį gerti tiesiog arbatas, gerti vandenį, pas tave visą tokia aplamai tokia cirkuliacija, kai tu tiesiog su šlapimu pašalini tam tikrus tiesiog ir kaip virusus. Tai tikrai skysčių gėrimas labai svarbu įsisavinti kitus maisto elementus ir vitaminus. Tai dėl to skysčių gėrimas, buvimas lauke, saulė, aišku, tokie natūralūs patarimai, kur daug kas iš tikrųjų jau apie tai kalba. Ir aišku, mes visą laiką vartojam papildus. Tai ką iš papildų mes renkamės, tai renkamės gerasias bakterijas, nes mums tikrai pasiteisino. Vartojam graikišką jogurtą, kad gautume gerųjų bakterijų. Ir taip pat vartojam vitaminą C papildomai, nes su maistu tiek negaunam. Ir su žuvies taukais, kadangi žuvies per mažai valgom, tai arba žuvies taukai, arba kažkas tai su žuvim, vitaminai kažkurie. Tiesiog, kad vaikai gautų tiesiog tikrai omegos, dėl to, kad tikrai suvartojam per mažai, arba kartais nuperku savo kolageną, tai vaikam duodu. Tai va, tai čia mūsų pagrindas, kad mes išliktume sveiki, ir mums tikrai pasiteisino, nes tikrai praeitais metais 3 vaikučiai sirgo tik tai ilgiausiai apie 10 dienų, tai reiškia faktiškai veikia. Tai va, štai mažylį, kadangi ne visi vitaminai tinka, tai apie tai pasidalinsiu galbūt kitą kartą, nes jai truputėlį kitokių reikia. Tai va, ačiū, kad esi ir iki kito karto.